Labą vakarą visiems, sveiki gyvi, Labą vakarą. sveiki. Ačiū, kad šiandieną susirinkote. Tai padarysim tokią šiandieną irgi paskaitėlę apie Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksą. E, Jau senai žadėjau aš ją padaryti, rašyti, vis rankos nedaeidavo. Tai paėmiau čia tuos pagrindinius straipsnius, pagal kuriuos skiriamos baudos už kažkokius tai pažeidimus. E, ir aišku, na, nesu aš labai stipriai čia įsigilinęs čia, na, į tuos klausimus ir kažkokių galvoju, gal yra kažkokie paaiškinimai tų teisės aktų kažkur, bet nieko neina rasti, neradau. Tai ką iš turėjau, kokios informacijos, tą bandžiau sukelti. Tai pradžioj prasideda aplinkosauginiai tokie aplinkosaugos pažeidimų straipsniai. Vienas yra 265 straipsnis jūros aplinkos apsaugos reikalavimų pažeidimas. Ir Lietuvos Respublikos jūros rajono vandenų teršimas iš laivų užtraukia baudą nuo 1000 iki 6000 eurų. Na, čia tokia ta bauda, jinai yra vienkartinė, ją paprasčiausia, na, kaip duoda tą baudą ir viskas, bet jeigu tu užteršiai su naftos kažkokiais produktais ant plėvelė didžiausia ir panašiai, ir visa tai iš paveiksluojama iš sraigtasparnio padaromos nuotraukos, tai aplinkosaugininkai padaro skaičiavimus, ten savus turi ir ta bauda, aišku, auga jau ten iki 100 000. Tai čia tokia, na, ta bauda tokia, vien už patį įvykį, bet ne už pasiekmes, ten kiek ten išbėgo to kūro ir panašiai. Ir Lietuvai, kaip mes jau kalbėjom, priklauso Lietuvos Respublikos teritorinė jūra, tas 12 jūrmylių nuo kranto ir Lietuvos Respublikos išskirtinė ekonominė zona. Štai, va čia parodyta yra ir jie tolimiausias taškas nuo uosto vartų yra 70 jūrmylių, 130 grubiai kilometrų. Čia šita vieta tolimiausia. Gal šita, maždaug šitas kampas. Ir mūsų teritorinė jūra sudaro 1800 grubiai kilometrų kvadratinių, o ekonominė zona 4500 kilometrų kvadratinių. Na, tai tokie nemaži skaičiai ir net, pavyzdžiui, ekonominiai zonai, atsiprašau, teritoriniai jūroje, jeigu reikia kažką ieškoti, tai tu turi 1800 kvadratinių kilometrų tokį plotą ir kažką, na, prasideda, jeigu nežinai tiksliai vietos, tai prasideda paieška tos įvykusios nelaimės, ieškom adatos šieno kupetoje, na, plotai tikrai dideli ir atstumai, na, 130 km, taip, tai nuo Klaipėdos už Kryžkalnio, ten, nu, jūs iš Vilniaus, jeigu imkim, jau artėjat prie Kryžkalnio, tai tokį atstumą reikia apieškoti ir viskas dar vanduo, nu, tai labai sudėtinga. Tai už tie aplinkosauginės tos baudos yra nemažos. Na ir 266 straipsnis. Aš šito straipsnio, tiesą sakant, nelabai suprantu, prie ko jis yra priskirtas, nes šiaip logiškai jis prie aplinkosaugos turėtų būti. Bet jį skaitant, aš kažkaip nelabai matau aplinkosaugos, nes jisai skamba taip: mažųjų laivų naudojimo vidaus vandenyse tvarkos pažeidimas. Tai, na ir pirma dalis - mažųjų laivų, katerių, visų tipų valčių ir kitų vidaus vandenų transporto priemonių naudojimo vidaus vandenyse tvarkos pažeidimas užtraukia baudą nuo 30 iki 60 eurų.
Taip pat gali būti skiriamas teisės vairuoti vidaus vandenų transporto priemonės atėmimas nuo 3 mėnesių iki 1 metų. Kas yra labai svarbu, na, pavyzdžiui, tą baudą susimokėti, net ant tvarkos pažeidimas, ten kažkokį greičio viršimas ar dar kažkas, ką jie čia turi omeny, bet ten paskui mes matysim kiti straipsniai dar eina, tai gal straipsnis ant straipsnio, tai čia truputėlį man keistai, kad prie aplinkos sauginių šitie yra padėti. Tai šitas va visas 266. E, Ką norėjau atkreipti dėmesį, pavyzdžiui, jeigu kartais, na, niekada negali, kaip sakoma, negali išsižadėti arbos, lasdos, ne, ir kalėjimo, ten dar kažko lygos, kaip ten lygos, lasdos ir tarbos. Tai nežinai, kur visokių būna nesąmonių gyvenime, įvykių ir panašiai. Ir jeigu įvyktų jum toks dalykas, kad teisų atėmimas, na, visko būna gyvenime. Nežinosi, ko nutinka. Tai jeigu jum atimsim, pavyzdžiui, 3 mėnesiai, tai stenkitės va tokį laiką, nes jeigu atima daugiau kaip 1 metai, 1 metai ir 1 diena, jum vėl reikės eiti laikyti egzaminą valstybinį. Bet jeigu atims iki metų atiduoda ten, pavyzdžiui, 3 mėnesiam atėmė, po 3 mėnesių atidavė tas teisės ir viskas. Ir jum jokių egzaminų nereikia laikyti, tai jūs turite, na, tą turėti omeny ir stengtis, mano supratimu, sunku yra pasakyti, bet vėl čia toks įvykis buvo prieš porą metų ar kiek, kai sugalvojo LTSA pradėti tikrinti įsinkaravusių ant inkaro stovinčių laivų, laivavedžių kapitonų blaivumą. Ir vieną laivavedį, na, atseit, ant inkaro irgi tu turi būti blaivus ir panašiai, iki 0,4 promilių. Na ir, o kai plaukia prie laivelio, ten žmogus neblaivus ir pripūtės ten ar 1 promilę ar kiek. Ir jam sako LTSA pareigūnai, viskas bus gerai, tu čia nesijaudink, čia nedidelę tą baudą uždės ir panašiai. Vien už rezultatas gausi ne viskas gerai, o viskas labai blogai. Tai čia tas atvejis, kaip, na, turit nepasitikėti pareigūnais, na, va šitas įvykis ir mano nuomonė, ir jau, na, reikia gero advokato. Na, turiu omeny tokiuose klausimuose, kad po to nebūtų va tokių dalykų, kad tą žmogų ten ir teisės jam atėmė ir, man atrodo, daugiau kaip metam ar 2 metam teisės, vien ten reikalų rimtų ir problemų labai rimtų. Kad nuskambėjo čia visi rajonai mūsų, tas Klaipėdos, kad va, kaip žmogus nukentėjo, kad ten nebegali ant inkaro vartoti alkoholį. Na, yra žmonių, kuriem tai labai svarbu. Tai, nes netame galbūt esmė, kad vat, padarė pažeidimą, jam pasakė, kad tu nieko čia nesijaudink, pasirašyk, čia viskas bus gerai, o tai tas gerai baigėsi labai blogai. Tai turėkit omeny, kad kažkaip tai visą tai stengtis išsirutuliuoti iki, jeigu jau atims teisės, tai iki metų. Iki metų, 9 mėnesiai, 6 mėnesiai, nereikės egzaminą laikyti. Sekantis, antras punktas, tokie pat veiksmai padaryti asmens bausto administracinę nuobaudą už šios straipsnių numatytus pažeidimus užtraukia baudą nuo 60 iki 120. Tai yra, jeigu antrą kartą jau prisidirbi kažką, tai jau bauda dvigubinis, nuo 60 iki 120. Tai dažniausiai to pirma dalinasi kaip ir per pusę, tai vietoj 30, 15 eurų gali nubausti. Ta bauda susimokė ir viskas. Antrą kartą jau didėja. Ir antrą kartą jau gali būti teisų atėmimas nuo 1 iki 3 metų. Su vidaus vandenų transporto priemonių konfiskavimu. Mažųjų laivų naudojimo vidaus vandenyse tvarkos pažeidimas kalba apie paprastus pažeidimus - greitis, atstumai, plaukiojimas draudžiamoje vietoje, saugos priemonių nesilaikymas. Čia šitas sakinys iš ChatGPT. tai,
Tai ne mano sugalvotas, ne kažkur radau, na, nes nežinau, kaip čia tą straipsnį, kur berasti apie rašymą, na, bet toj panagrinėsim toliau. Atsidarom 267. Aplinkosaugos sąlygų plaukioti vandens telkiniuose, plaukiojimo priemonėmis pažeidimas. Sąlygų plaukioti vandens telkiniuose, pažeidimas sąlygų. Na ir radau čia jau straipsnį tokį kažkokiam laikraštį internete. Susiruošus pasiplaukioti vidaus degimo variklį turinčiomis plaukiojimo priemonėmis, tai yra savaeigėmis vandens transporto priemonėmis, pavyzdžiui, valtimis su varikliu, kateriu ir kita, vandens telkiniuose svarbu pirmiausia įvertinti, kur, kada ir kaip tai galima daryti. Atsižvelgti į plaukimo priemonės variklio galingumą, vandens telkinio dydį ir arba telkinys yra saugomoje teritorijoje. Na, ką mes per aplinkosaugą ir kalbėjom. Aplinkos apsaugos departamentas 2025 metai šiemet nuo balandžio 1 dienos iki birželio 21, tai yra balandžio 1 prasideda plaukimo sezonas, o tik nuo birželio 21 galima su ten galingesniais kateriais, su vandens motociklais ir panašiai. Stipriai pasikeičia, jau palengvėja sąlygos nuo birželio 21, jau galim su ten galingesniais kateriais daug kur plaukti. Ir labiausia, svarbiausia, tai vandens motociklai, ne? Transporto priemonės turinčios tą vandensvidį mechanizmą. Ir organizavo akciją aplinkosaugos sąlygos vandens telkiniuose. Fiksavo 53 pažeidimus plaukiant vandens transporto priemonėms. Tai yra sukosi aplinkosaugininkai, na ir tų pažeidimų nemažai. Tai žiūrime toliau, čia tik apie tą 267 straipsnį tokia įžanga. Ir tas 267 straipsnis, važiuojam dabar nagrinėjom toliau, kur jisai vedamus. Mes per aplinkosaugos paskaitą kalbėjom, kad yra įsakymas dėl aplinkosaugos sąlygų plaukioti paviršiniuose vandens telkiniuose, tai yra sąlygos kokios. Ir įsakymas dėl vandens telkinių, kuriuose plaukiojimas tam tikro plaukimo priemonėmis draudžiamas. Plius turime žvejo gidą. Galim eiti ten pasižiūrėti, kur, kokiom priemonėm galima plaukti. Na ir tie bendri draudimai tokie, kad savaeigėmis plaukimo priemonėmis draudžiama plaukioti. Mažiau kaip 10 hektarų, arčiau kaip 100 metrų nuo kranto išskyrus lėta eiga. Tai upėse draudžiama plaukti. Paskui draudžiama iš vis laikyti šias priemonės. Jeigu kažką draudžiam vandens motociklais, jau jeigu jau ten paplaukiai, turi greitai įtraukti krantą, paliksi vandenį, nors kažkur tai viskas, jeigu yra įleista į vandenį, bus bauda iškart. Na ir draudžiama plaukioti valstybiniuose parkuose, tik yra išimtis tam tikras. Visiškai draudžiama plaukioti ištisus metus gamtiniuose rezervatuose, ornitologiniuose draustiniuose. Panašiai. Na ir aplinkosaugos sąlygų pažeidimas. Kas tai yra? Tai atvejai, kai plaukiojimas ar kita veikla leidžiama, tai yra galim plaukioti, bet nesilaikoma nustatyto aplinkosaugos reikalavimų. Pavyzdžiui, plaukiojama per arti, ten kažkokių paukščių perėjimo vietų, išmetamos nuotekos į vandenį, viršijamas greitis ten kažkokioje teritorijoje. Pažeidimas dėl sąlygų nesilaikoma, nors pati teritorija galėjo būti leidžiama. Tai yra plaukti kaip ir galima, bet mums variklio galia per didelė ir panašiai. Kažkokias sąlygas pažydėm. Na ir plaukiojimas, kai tai daryti draudžiama. Jau viskas, pavyzdžiui, yra draustinis, o mes ten plaukiam. Yra draudžiama plaukioti iki 21 dienos, arba iš vis vandens motociklai šitam telkinį draudžiama plaukti. Mes plaukiam su vandens motociklu. Na tai plaukiamas, kai tai daryti draudžiamas. Ir tas 267 straipsnis aplinkosaugos sąlygų plaukioti vandens telkiniuose plaukimo priemonėms pažeidimas tokias baudas skiria. Užtraukia baudą nuo 150 iki 300 eurų pirmą kartą, jeigu pagavo jūs.
Jeigu jau buvote bausti, antrą kartą pagavo jau nuo 600 iki 1000 eurų bauda. Jeigu, tai čia jeigu sąlygas pažydėt, kažką ten jūsų gale per didelė truputį buvo dar kažkas ar variklio. Jeigu jūs plaukiojate ten, kur draudžiama plaukioti, tai bauda nuo 200 iki 450 eurų, antrą kartą nuo 600 iki 1000. Na, tai panašiai, čia iš tikrųjų tiek tas sąlygas pažeidus, tiek plaukiant kažkur tai, kur draudžiama. Bet jeigu saugomose teritorijose plaukėte, tai nuo 300 iki 600, antrą kartą nuo 600 iki 1000. Na, tai labai vienodai kažkaip tos baudos, nors pats nusižengimas logiškai tai nėra vienodas, mano supratimu. Plaukiamas vandens telkiniuose savaeigiams plaukiam priemonėms, kurių vidaus degimo varikliai turi vandens rauto poną. Vandens motociklai nuo 300 iki 600 bauda. Jeigu plaukioti draudžiam. Tai šiaip pirmą kartą, kai pagauna su vandens motociklu kažkur plaukiojant, kur negalima, tai 300 dalina iš 2, na, 150 ta bauda. Na, antrą kartą jau 600 tūkstantis. Jeigu saugomose teritorijose plaukiama kažkokiom tai savaigiam, tai dizelinas, benzinas, jūsų kateris, bauda nuo 450 iki 850. Antrą kartą nuo 1000 iki 3000. Plaukiojimas su vandens motociklu saugomose teritorijose nuo 600 bauda iki 1100. Antrą kartą nuo 1000 iki 3000. Vandens motociklai traukia, na, didelės tas baudas iš karto ir gali prisidaryti bėdų su vandens motociklais. Aišku, na, visi žino, praktiškai niekur plaukti negali su to motociklu, reikia būti atsargiam. Jeigu galia virš 150 kW ir plaukioji vandens telkiniuose, kai tai daryti draudžiama, užtraukia baudą nuo 750 iki 1500. Dar tokių niuansų yra pagal galingumą. Na, 150 kW, tai čia virš 200 arklių jau galingų labai variklių. Antrą kartą nuo 1000 iki 3000. Na, bet tos pradinės baudos nuo 750. Na, jeigu dalina iš 2, tai, na, 375 eurai. Tai, bet vis tiek, aišku, reikia galvoti, kur plauki, ar galima, ar negalima, na, ar reikia čia tų baudų, bet, ta prasme, vieną kartą gavai, nu, tikriausiai antrą kartą nebenorėsi, net plaukit ir nebeplaukosi. Ir už visus 267 straipsnio pakartotinai padarytus nusižengimus gali būti skiriamas savaeigės plaukimo priemonės konfiskavimas. Tai yra ir jisai skiriamas, ta konfiskavimas, todėl, kas liečia vandens motociklus, na, sakau, atrodo, kad su kateriu negalim nieko prisidirbti, tai tas va. Bet esmė tame, kad jeigu įvyko vat, jau tas susitikimas su aplinkosaugininkais, rašo baudą, tai pirmą baudą, na, sakykime, išrašė jums, jau jūs turėkite omeny, kad antrą baudą reikia turėti šalia draugą, kaimyną ir ant jo rašyti jau, kad jis plaukia, nebe jūs plaukia. Nes jeigu išrašys antrą baudą vėl jums, tai čia skaitosi pakartotinė bauda ir jau jums pakartotinė antrą kartą ir konfiskacija motociklo ar katerio. Tai turi baudą rašyti jau kitam, turi turėti, nu, kad ir be teisių yra nesvarbu, tai nes kitaip konfiskuoja transporto priemonę. Tai nesvarbu, bet ant ko gali, ant žmonos, ten, kur kas ten būtų šalia.
rašo tą baudą jau, kad ten plaukia tas žmogus na, jeigu ir ten be teisų, nieko čia baisaus, susimokės už tą plaukimą be teisų baudelę, bet netims transporto priemonę. Dabar tie draustiniai, jeigu imti, irgi visur rašo, apie vandens motociklus, kai kalbėjom, negalima plaukti ten talasologiniuose draustiniuose ir panašiai. Tai kur tie draustiniai? Jeigu imtumėm jūrlapius, pavyzdžiui, Baltijos jūros jūrlapį, kuris yra serveriai, ir jie atsispausdintumėt, tai pamatytume ten pripaišyta visokių tokių čia linijų ir panašiai, ir panašiai. Užrašų yra, reikia įsižiūrėti mažom raidelėmis, kas, ne, Baltijos jūros talasologinis draustinis. Na, reikia įžiūrėti dar čia, na ir jis apibraukiau čia aš raudonai, va. Čia šitas yra, ir jis tokia spigliuota vėla, kaip aš sakau, brūkšniukas, tai ir statmenai toks brūkšniukas, tokia spigliuota vėla apjuostas, na, kabutėse. Bet čia taip maždaug, va, raudonai, ta raudona linija. Čia talasologinis tas draustinis. Kuršių nerijos irgi va čia eina nuo uosto vartų pagal smiltynę ir keliauja Kuršių nerijos talasologinis draustinis. Čia, pavyzdžiui, Kuršių nerijos nacionalinis parkas irgi va. Visa Kuršių nerija apkeliauja tas nacionalinis parkas. Ir čia su vandens motociklais jau plaukioti. Va, vandens motociklais leidžiama plaukioti Baltijos jūros pakrantės vandenyse. Baltijos jūros valstybinėme talasologinėme draustinėje Palangos miesto savivaldybės ribose 1000 metrų atstumu nuo pakrantės. Išskyrus Kuršių nerijos nacionalinį parką, va čia matom, Pajūrio regioninį parką ir Baltijos jūros biosferos poligoną. Tai čia aš pridėjau. Pajūrio regioninis parkas, čia yra Karklė ir Nemirseta. Tai va šitoj vietoj, kur Karklė, Nemirseta, čia yra Pajūrio regioninis parkas. Baltijos jūros biosferos poligonas, va, šitaip yra čia prie Kuršių nerijos, tarp jau prie Rusijos sienos ir iki pat vidurio. Jeigu imtume mes žemėlapį, jūrlapį normalų, tai va buvo parodyta, jis taip žaliai čia parodytas. Šitoks apibrėžtas. Va, ir jisai, va, šitas yra Baltijos jūros biosferos poligonas. Vien žodžiu, pripaišyta, pribraižyta, nu, su tais motociklais tikrai reikia būti atsargiem, kad jeigu čia pradėtų tikrinti kažkas, tikrai bet kur tikriausiai galima bausti ir kur be plauksi, visur blogai yra. Tai juokauja, jeigu pažiūrėsit Facebook'e vandens motociklininkų grupės, plaukti niekur negalim. Na, perkeltinė prasme, labai reikia gerai būti atsargiem. Taip, ir žiūrėjome toliau. Viskas, aplinkosauga baigėsi. Tos baudos maždaug žino dabar kiek. Svarbiausia antrą kartą negauti, nes gali netekti transporto priemonės, vandens motociklo, tai tada bauda rašoma ant kito žmogaus, kad plaukia. Uosto laivybos ir uosto naudojimų taisyklių pažeidimas. Na, turim omeny uosto laivybos, nes tai mes visada, kai kalbėjom čia Klaipėdos uoste, jeigu kažkokių nesąmonių prisidarysi, kas bus? Tai pavyzdžiui, farvaterinę statmenai kirsi, dar kažką ten plauksi farvateriu iš viso. Tai kaip per praktiką visada sakau, viskas yra, visos priemonės pateisinamos, kad tik išvengti susidūrimų. Plaukit farvateriu, kaip tik išmanot, kur be plauk, tik nesusidurti, svarbiausia nesusidurti. Na ir dabar žiūrim tie pažeidimai. Uosto laivybos taisyklių pažeidimas. Na, va tas čia kažkur plaukiai per greitai, ten ne 8 mazgų greičiu, o didesniu. Asmenims nuo 60 iki 140 eurų, nu, tai 30 eurų. Arba jau, nu, ten labai kažką prisidarėjai, turi, nežinau, ką ten didesnio. Juridiniam asmenėms 150-300 eurų. Navigacinių ženklų ar įrenginių signalizacijos ir ryšių įrenginių gadinimas, jų perkelimas nuo 60 iki 140, nu, į bujų įpuolėte. Puolėte į bujų, apgadino tą bujų, na, tai va bauda nuo 60 iki 140. Aišku,
čia tik bauda už tai, bet paskui dar lieps atlyginti, sutvarkyti tą remonto kainas, dar įdės ir panašiai, tai ten gausis dar papildomai. Todėl reikėtų turėti draudimą civilinės atsakomybės, kad kažkur įpuolėt, kažką apdaužėt, susitvarkyti tuos draudimus. E, Na, uosto naudojimo taisyklių pažeidimas, naudojimo ten kažką irgi, net nežinau, netaip švartavaisi, ten gal dar kažką panašiai, na ir tos baudos matom, nuo 60 iki 104, nu jis juokingos tos baudos, tai čia ar laivybos taisyklios, ar kažką netaip, ten pasinaudoji kažkuo, vandenį pasijungi, kokį dar kažką. Kliūdimas, 400 straipsnis, kliūdimas uosto kapitonui atlikti jam pavestas pareigas arba jo teisėtų reikalavimų nevykdymas. Na, tie reikalavimai, kad, na, pavyzdžiui, virš 20 metrų per sekundę, vėl vėjas, negali plaukioti uoste, na, tu neklausai, ten kapitonas reikalauja, na, tai bauda nuo 60 iki 140 eurų. Apie ką mes čia kalbam? Tai čia tos baudos tokios, žinau. Saugios laivybos jūroje reikalavimų pažeidimas, 401 straipsnis, na, saugios laivybos, tai laivų eismo taisyklių pažeidimas iš principo. Tai, pavyzdžiui, arba meteorologinių sąlygų pažeidimas virš 20 metrų per sekundę. Tai vėl tas baudos 150-300 eurų. Laivo avarija lėmęs saugios laivybos reikalavimų pažeidimas. Susidūrėte, bauda nuo 300 iki 1400. Bet čia vėl labiau yra skirta, kalba jau eina apie rimtus laivus, didelius laivus. Na, mūsų tas pramoginis laivelis, ką ten mes įpuolėm ten kažkur kaip musė, nutupėm ant to desnio laivo, ten net žymių neliks nuo mūsų. Tai aišku, na, ten už tą baudą gausit gal 300, dalinta iš 250. Bet, va, kokių yra didelių baudų, kur net galvosit, na, kas čia tokio, nepagalvotumėt, na, tikriausiai mano manimu, laivo plaukijimas su kitos valstybės vėliava, jo neišregistravus iš Lietuvos Respublikos jūrų laivų registro, išskyrus laikiną laivo vėliavos pakeitimą, ten ištraukia baudą laivų valdytoms nuo 600 iki 1400. Tai yra apie vėliavas, tai, na, baudos rimtos tokie dalykai, kad, na, kaip pavyzdys, jūsų laivas registruotas Lietuvoje, o jūs išsikeliat Jungtinio Amerikos valstijų vėliavą ir plaukiat po uostą. Bauda nuo 600 eurų. Arba jūsų laivas registruotas Lenkijoje, o jūs išsikėlė Lietuvos vėliavą ir plauk. Ne, jeigu tavo laivas registruotas Lenkijoje, tavo laivų galėje turi būti iškelta lenkiška vėliava. Norvegijoje norvegiška vėliava, Švedijoje švediška vėliava, Danijoje daniška vėliava, bet negali imti išsikelti kitos šalies vėliavą, negu tavo laivas yra registruotas. Na ir su alkoholiu jau baudelės yra anksčiau buvo juokingos, ten gal 150 eurų būdavo tikrai nedidelės, o blaivumas virš 0,4. Jeigu 0,41, jau neblaivus. Neblaiviu laikomas asmo, kuriam nustatytas 0,41 ir daugiau promilių. Na ir dabar kokia ta baudelė. Neblaivaus ar apsvaigusio nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų asmens vadovavimas laivui arba perdavimas vesti laivą neblaiviam ir apsvaigusiam nuo narkotinių ir kitų medžiagų asmeniui. Taip pat patikrinimo dėl neblaivumo ar apsvaigimo vengimas užtraukia baudą laivų kapitonam nuo 850 iki 1500 eurų. Na, aišku, pradžioj ten mažesnė, bet bauda nemaža. Bet čia turime omeny, kalbame apie uostą, apie Klaipėdos uostą. Tai yra, jūs plaukėte uoste ir jūs neblaivus. Tai čia viena, Klaipėdos uoste
tas 401 straipsnis dar apie uostą kalba. 401.1 straipsnis. Nepranešimas apie laivo avariją ar incidentą. Irgi didelis baudos. Jeigu įvyko avarija, incidentas, aišku, vėl čia gal labiau liečia jau rimtesnius, didesnius laivus, bet vėl kas iš kur kaip pažiūrės. Tai nepranešimas teisės aktų nustatyta tvarka kompetentingai institucijai apie laivo avariją ar incidentą užtraukia baudą laivų kapitonams, laivybos bendrovėms, fiziniams asmenims ar laivybos bendrovių, juridinių asmenų vadovams ir panašiai nuo 500 iki 2,5 tūkstančių. Na, 2,5 tai čia jau, kai ten reikia labai jau prisidaryti kažkokių nesąmonių, o šiaip 500 dar dalins iš 2, 250. 406 straipsnis. Vidaus vandenų laivybos taisyklėse nustatytų saugumo reikalavimų pažeidimus. Va, jau čia apie mus kalba. Ir prasideda plaukiojimas gelbėjimo priemonėmis neaprūpintomis vidaus vandenų transporto priemonėmis. Šių priemonių privalomo naudojimų reikalavimų pažeidimas užtraukia baudą nuo 30 iki 50 eurų. Tai yra, nėra gelbėjimo liemenių laive, nėra rato gelbėjimuose, gesintuvo, pavyzdžiui, gesintuvo galiojimas pasibaigęs, gali uždėti jums baudą 15 eurų pirmą kartą. Ne? 30 iki 50 eurų. Tai 30. Pusė, jeigu barsitės, tai gali uždėti, na, tą 50, jeigu pyksitės. Bet, na, čia dažniausiai prasideda šitas 406 straipsnis, pirma dalis pritaikoma, kai žmogus yra, na, piktybinis, nenori bendrauti visiškai, nepatenkintas gyvenimu, tai jį ir nubaudžia. Vidaus vandenų laivybos taisyklėse nustatytų saugumo reikalavimų pažeidimas, vėl 406 straipsnis, antra dalis. Na ir čia vėl apie mus. Vidaus vandenų transporto priemonių vairavimas pažeidžiant nustatytus laivybos saugumo užtikrinančius reikalavimus. Kelių ženklų reikalavimų nesilaikymas. Prasilenkimo, manevravimo taisyklių pažeidimas. Plaukiojimas uždraustose akvatorijose ir rajonuose. Plaukimas nenavigacinių laikų arba itin nepalankiomis meteorologinėmis sąlygomis. Keleivių saugumą lipant į transporto priemonės, išlipant taisyklių pažeidimas. Užtraukia baudą nuo 90 eurų, tai 45 eurai, iki 140 eurų. Tai kai aš tą greitį pažeidžiau, už tą bangavimą sukėliau, kabutėse, labai didelį, tikrai bangos tokios, kad viso kaimo nenuplovė kažkokią ten. Tai 45 eurai bauda. Tai tiek tada. Pirma, aišku, antros nesinorėtų gauti, bet yra kaip yra. Trečia dalis. Nu, čia tie skyriai, čia 406 straipsnius, aš gali būti, kad ten truputėlį pirma, antra, trečia dalis čia skiriasi skaičiai, bet nesmė mums tas aprašymas, apie ką kalba ir kokia ta bauda. Tai gali ten truputėlį viskas skirtis, aš čia truputį pagal save padariau gal. Vidaus vandenų transporto priemonių vairavimas, neturint teisės jas vairuoti, arba neturint teisės vairuoti šios rūšys vidaus vandenų transporto priemonės ir vidaus vandenų transporto priemonės vairavimas, kai atimta teisė, atimtos teisės. Duodat vairuoti neturinčiam teisės jas vairuoti, bauda nuo 140 iki 300. Tai pirma bauda 70 eurų, jeigu be teisų. Nu, 100 iki 140. Tai be teisų, tai pirmas kartas 70 eurų. Ir kaip kažkas, na, aš ir turiu čia pažįstamų visokių studentų, aš jau tiek metų praplaukiau. Nu, aišku, nesunku tikriausiai čia visiems, kai paskui pasimoko čia tos kursus, čia nieko sudėtingo nėra. Ir patys patenkinti, ir užsikabliuoja ant tų paskaitų, klausosi čia tų paskaitų žmonės ir jam patinka vakarais. Ir tas galėjau senai išsilaikyti, bet visą laiką ant tokio streso, o jeigu kažkas patikė, tai jeigu, nu, toks vargas. Tai ta bauda, nu, tokia, 70 eurų ir visas nuo 140.
Tai jeigu be teisio, arba duodi katerį be teisų žmogui. Na, čia dėl to vairavimo be teisų gal pusė bėdos. E, Manau, kad labiau, bet vėl, čia toks labai tas straipsnis įdomus, jį gali panaudoti. Aišku, geriau tokio jau nelabai tokį pasiūlymą, bet mano nuomonė tokia, nežinau, gal čia reiktų ir su advokatais pakalbėti. Plauki, na ir esi jau linksmoji pusėje, taip jau gavosi tokia situacija, kad negalima daryti, bet gyvenimas sureguliuoja visai. Ir, na, žinai, kad tu ten jau pustelėsi ir ten bus jau tikrai ne 0,41, o gal ir 0,6, arba bent jau nesitikras, kad bus viskas gerai. Tai duodi vairuoti kitam asmeniui šalia sėdinčiam, sakai, aš nieko nežinau, nieko aš čia iš vis ne prie ko, va, jisai čia vairuoja. Kur tavo teisės? Neturiu teisų. Turit dokumentą, va, dokumentą, bauda 70 eurų ir viskas, ir išsiskirstot. Pastato tą katerį kažkur ten, jumis ten gal lieps sekti palei tą jų pareigūnų katerį, lieps prisišvartuoti kur nors, prisišvartavot, viskas, jūsų misija baigta. Bet, na, už alkoholį gausite, už gėrimus didesnę baudą ir dar visokių, ir dar žiūrėk teisės atimus. Tai, tai gal va, toks vienas už tą beteisų vairavimą visai neblogas variantas yra. Na, bet aš negarantuoju. Tai taip tik mano nuomonė čia. Šio straipsnio pirmoje, antroje, trečioje dalyse numatyti administraciniai nusižengimai. Tai yra kažką ten be teisų plaukia, tai panašiai ir panašiai padarėt, pažeidėt taisyklės, prasilenkimo taisyklės, sukėlė avarinę situaciją ir įvyko avarija. Arba privertė kitus eismo dalyvius staigiai pakeisti judėjimo kryptį ten ir panašiai ir panašiai. Bet visą tai reikia nufilmuoti, turėti registratorių tada vaizdo, kaip ten įrodysi, kad ten kažkas ten pavojingai manevravo, tu turėjai ten nuo jo sukti, cirkuliaciją daryti ir panašiai, nu, tai, bet turi būti, aišku, registratorius vaizdo. Ar kitų eismo ten, arba padaryti pakartotinai, tai yra jeigu ten sukėlė tokius visokius negerus dalykus ir dar arba pakartotinai bauda nuo 140 iki 300, o juridiniam asmenim nuo 300 iki 560. Na irgi čia tas baudos, na, juokingos. Bet jeigu pradedi čia pakartotinai daryti nesąmonės, taip pat gali būti skiriamas teisės vairuoti vidaus vandenų transporto priemonės atėmimas asmenims nuo 1 iki 3 metų. Va čia ir yra labai pavojingas dalykas. Jeigu atima tau teisės metam, tu turėsi atlaikyti vėl iš naujo testą, valstybinį egzaminą. Tai, na, o tai gali vieną kartą, kai prisidarai kažko, kam nebūna, bet jeigu antrą kartą tave pagaunu, tai tu turi būti jau labai jau drąsus ir gali netekti teisų metam. Na, po to gali, aišku, ten ir be teisų plaukit, na, visokių čia tų žmonių yra, bet manau, kad neverta. Vėl 406 straipsnis, 5 dalis. Vidaus vandenų transporto priemonių vairavimas, kai tai daro neblaivus ar apsvaigę nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų asmenys. Perdavimas vairuoti vidaus vandenų transporto priemonių neblaiviems ir panašiai ir panašiai. Bauda nuo 300 iki 860 ir gali būti skiriamas teisės vairuoti vidaus vandenų transporto priemonės atėmimas nuo 2 iki 3 metų. Na ir čia įkėliau policijos katerius maždaug kaip atrodo, kad žinotumėt. Na, niekas nepuola tikrinti. Čia plaukiam, kada buvo čia kažkokia ir šventinė ta diena, šeštadienis, ir uoste plaukėjo policijos kateris, prie vieno ten laivo priplaukė kažką, pakalbėjo, prie manęs taip ir nepriplaukė. Manau, nėra taip, kad ten visus ten tikrina. Reidų tokių, kad ten iš eilės visus ten tikrintų, gal nelabai esu ir girdėjęs.
Šešta dalis 406 straipsnio vidaus vandenų laivybos taisyklėse numatytų kitų saugumo reikalavimų pažeidimas bauda nuo 90 iki 140. Nu, vėl tik 5 eurai. O septinta dalis tai pasitraukimas iš nelaimingo atsitikimo vietos. Pabėgimas. Na, vyko avarija, trinktelėjo kažkas, jums pabėgo. Tai bauda nuo 8,50 iki 1200. Nu, aš manau, labai maža. Ir teisės vairuoti ir teisės vairuoti vidaus vandenų transporto priemonės neturintiem asmenim nuo 1150 iki 1450. Tai yra kažkas be teisių plaukiojo, padarė avariją, bauda 1150. Nu, aš manau, kad čia juokinga. Ir arba jeigu pabėgot iš įvykio vietos, ir 850, ir jeigu dar padalina iš 2, 400, nu, manau, kad čia yra per maža už tokius dalykus. Taip pat gali būti atimamos teisės nuo 2 iki 3 metų. Tai Alytaus rajone 2025 metai, rugpjūčio 4 diena, tai kad tas Alytus labai didelis kaimas, tai visi ten, su kuo be pakalbėsi, su kokiu laivavedžiu, tai visi žino ir tą įvykį. Ir girtas katerininkas 3,05 promilės, 3 promilės, nu ne girtas, o jau kominis. Aišku, koks kominis, jeigu kiekvieną dieną vartoja, tai tos 3 promilės ant pusė bėdos, jam jisai normaliai jautėsi gal žmogus, bet jisai ten kiek iš pasakojimų, kad jisai plaukiojo, darė nesąmonės visokias, linksminosi su tuo kateriu, neramiai elgėsi, na ir prisižaidė. Prisižaidė, kad užplaukė ant 16 metų mergaitės, 2009 metų. O jisai 93 metų, tai irgi tai dar netoks jau 32 metų jaunuolis. Nu ir esmė tokia, kad lūžo mergaitė ir šonkauliai, nežinau kaip tenai, na tai ir gal dar stipriau kažkas įvyko, bet kad šonkauliai tiek girdėjo tik iš nuogirdų. Ir ačiū Dievui, kad neužplaukė jisai, kad taip pataikė, kad neužlėkė su sraigtu. Taip, nu, jeigu būtų su sraigtu praėjęs per tą mergaitę, nu tai ir šakės, viskas. Tai tu gali nieko nebepadaryti. Ir pradėjo bėgti jisai. Na, tai irgi drąsuolis, taip, bėgo. Tai gerai, kad jisai, aišku, gerai, negerai, nu, bėgo, jį pagavo, bet jeigu ne policija, tai jisai būtų ten ir pasilikęs tame ežere visam. 407 straipsnis nežymų sveikatos sutrikdymą sukėlęs arba vidaus vandenų transporto priemonių ar kitokio turto sugadinimą nulėmęs laivybos taisyklių pažeidimas. Jeigu laivybos taisyklių pažeidimas nulėmęs kitiem asmenim priklausančių vidaus transporto priemonių, navigacijų ženklų, tai kažkur įpuolėte. Apdaužėte kažką į bujus, į katerį kitą. Bauda nuo 150 iki 300 eurų. Jeigu be teisų įpuolė kažkas, tai nuo 300. Irgi tos baudos, tai čia tokios. Nu, įpuoliai, aišku, nedaug tų dievė įpulti, bet visko būna. Tai ta bauda nėra tokia didelė. Kitų asmenų nežymų sveikatos sutrikdymą sukėlęs laivybos taisyklių pažeidimas. Reiškia, kažką partrenkėte ir panašiai, nuo 150. Nežymus, jeigu sveikatos sutrikdymas, bauda nuo 150, o be teisės, jeigu nuo 560 iki 1200. Na, įpulti į bujų, per praktiką irgi matysite, kas plaukėt, kas plauksite, nu labai turi pastoviai žiūrėti, visur į bujus žiūrėti, truputį kažkur užsižiūrėsi, užsikalbėsi, gali greitai tą bujų. Ir čia pavyzdukas, čia man atrodo, Jungtinėje karalystėje irgi plaukė
greitaeigis kateris pilnas žmonių, plaukia tiesiai į tą bujų, tai jau gražiai plaukia bam į bujų, tai ir sužeistų ten daug ir panašiai, ir panašiai. Tai galim prisidaryti visokių nesąmonių labai lygioj vietoj. Reikia būti labai dėmesingiam. 207 straipsnio trečia dalis, gal čia ir kitos dalis, plius minus ten pasikeitusios yra. Jeigu padarėt avariją, va, ar sužeidėt žmogų ir neblaivus, tai bauda nuo 600 eurų iki 850, na tai tam piliečiui, va, sakykime, ten bauda 800. Na nežinau, aišku, visokių gyvenime situacijų yra, bet mano supratimu, girtas žmogus partrenkė tą mergaitę ir bauda ten 600, dar padalinks iš dviejų, ten 300, ką aš žinau. Tai jeigu be teisų partrenkė kažką, nu, tai 4-800. Jeigu pakartot, taip, už šios straipsnio pirmoji daly laivažiam gali atimti, jeigu teisės nuo 3 iki 6 mėnesių, jeigu padarėjo kažkokią avariją. Jeigu antroji daly, tai pirmoji daly, sugrįžkime dar, pažeidė taisyklės, antroji daly tai sukėlė sveikatos sutrikdymą ir tai reiškia, kad sužeidė žmogų, tai jeigu sužeidė žmogų nuo 1 iki 2 metų tavo atims teisės. Ir gali būti. O už trečias, reiškia, kai neblaivus prisidėdariai nesąmonių, tai teisės nuo 2 iki 3 metų. Na, bet žmogus jau jisai 3 promilės su 3 promilėm plaukioja, tai suprantu, ramiai kažkur atsisėdę žvejoja, tai, bet kai čia daro nesąmonės, tai ir dar sužeidžia žmonės, tai manau, jam jau nepadės nei teisė atėmimas, nei. 408 straipsnis. Pasieniečiai. Pasieniečiai gali jums uždėti baudą nuo 850 eurų iki 1200 eurų. Nepaklusimas uniformuoto valstybės sienos apsaugos tarnybos prie, pasieniečių, paprastai tariant, pareigūno teisėtam reikalavimui sustabdyti vidaus vandenų transporto priemonę, bauda nuo 850 iki 1250. Čia gal kontrabandininkus liečia labiau. 410 straipsnis. Vidaus vandenų transporto priemonių, vidaus vandenų uostų, vidaus vandenų prieplaukų registravimo ir eksploatavimo taisyklių pažeidimas. Vidaus vandenų transporto priemonių registravimo reikalavimų arba pristatymo techapžiūrai, čia tvarkos pažeidimą ir panašiai, ir panašiai. Paprastai tariant, be techapžiūros, nepriregistruotas. Bauda nuo 120 eurų iki 170, juridiniai nuo 150. Na, tokios kultūringos tos baudos, jeigu be techapžiūros, be neregistruotas, tai ta bauda pirma 60 eurų galėtų būti, sakykime, jeigu pusė. Na ir jeigu vidaus vandenų uostų prieplaukų techninės būklės, tinkamo jų naudojimo taisyklių, užtikrinančių žmonių saugumą ir panašiai, čia bauda nuo 150 iki 300. Na, čia jeigu uoste kažkas pas jūs uostelėje ar prieplaukoje netvarka, 150. Na, tai čia tokius buvo. Krovinių pakrovimo, iškrovimo ir laikymo vidaus vandenų transporto priemonėse, uostuose taisyklių pažeidimas, narų darbų atlikimas be leidimo ir taip toliau, čia 150 eurų. Tokios baudos. Vidaus vandenų transporto priemonių laikymas nenustatytose vietose. Bauda nuo 30 iki 50 eurų. Čia juokingos. Na ir Lietuvos transporto saugos administracijos pareigūnai irgi su tokiam žaliom liemenėm plaukė, su kateriukais. Ir
uniformuoto pareigūno reikalavimas sustabdyti vidaus vandenų transporto priemonę išreiškiamas duodant signalą baltą vėliavėlę arba per garsiakalbį žiburėlius įsijungia ir garsiakalbį panaudoja. Neturėdamas tarnybinio ženklo pareigūnas bet kokiu atveju parodo vidaus vandenų transporto priemonės vairuotojui tarnybinį pažymėjimą. Na, tiek iš to nusižengimų kodekso. Gal kokių klausimėlių kilo? Būtų labai gerai, gal kažkas kažką pakomentuotumėt ir pasakytumėt. Aš gal vieną klausimėlį, bet aš buvau girdėjęs, jeigu vairuotojas, vadėliotojas, tada čia pasakyti, yra neblaivus ir šalia yra blaivus, gali vairuoti tą transporto priemonę. Taip. Dar kartelį, Irmantai, gali pasakyti, ką tu turėjai omeny? Daleiskim, jeigu yra kapitonas neblaivus, sakykime, lengvai įkaušęs, ir Aha. šalia yra blaivus, kad gali vairuoti, buvo tą dalykas, nežinau, ar čia šiaip kažkas kažkur šnekėjo, bet kad toks buvo dalykas. O blaivus, ką turi omeny, be teisių? Jo, blaivus, bet svarbu kad kapiton šalia turi būti, tai vos prižiūrėti, vos ne kaip su mokomoju, kad būtų. Ne, Gaunasi. bet tas, palauk, bet du žmonės su teisėmis? Ne, vien žmogus su teisėmis, tas katras yra su teisėmis, Taip. daleiskim pavavartoja, alaus porą, ne? Aha. Porą ir blaivus šalia, kur yra be teisių, gali vairuoti. Buvau taip girdėjęs. Aš nežinau. Bet mes dabar ką tik perskaitėm visus, ne? Tuos... Jo, bet tai čia tas buvo seniau, nežinau, dabar gal pasikeitė. Ne, Irmantai, čia jau yra, čia yra pijokų svajonės. Sakykim, taip. Ne, bet aš... Nesąmonė, tai kas čia vis vėjai, žinai, nieks čia, nežinau, žinai, visokių. Gal turėjau omeny, kad geriau tas prisiem kalti, sakykim, kas yra... Mano supratimu, Irmantai, matėjai, ne, čia gal ne taip norėjo gal tą paaiškinti. Ir aš tai šiandien ir dabar kaip skaitau, žiūriu, čia, tokia logika gaunas, kad jeigu jau tu esi kapiton su teisėm, tai tu apsimeti, kad tu iš vis esi niekas šitam laive. Taip. Tai gal ir taip tada. Jo, čia gal tą turėjau omeny. O tas, kuris be teisų žmogelis, neturi teisų, bet blaivus, jisai prisijema kaltę, kad jis be teisų vairavo katerį, tai jam ta baudelė, nei ten nieko ten nėra, 700 eurų. Sakykim, juokinga. 700 eurų ir jisai susimok tą baudą, bet nei teisų tavo atima, nei ką. Tai čia, toks tinkamas atvejis. Ir kaip tu sakai, kaip porą alaus, ne, tai aišku, visko buntai žmonės neatlaiko, reikia to alaus ir čia tas variantas būtų, kad tinka. Ne, aš taip sakau, buvau kažką girdėjęs, kažką tokio panašaus, žinai. Bet tikrai, kad sėdėtų tas kapitonas išgėręs, o čia bet koks žmogelis ir jisai vadovauja išgėręs, tai čia visa esmė ir yra tame, kad jau ką tu išgėręs be pavadovauti. Ne, bet gal ilgiai tų laivų skiriasi dydžiai, žinai, dar kažką sakykime. Ne. Čia tik greičiausiai, kaip gali apgauti sistemą. Visada yra, tai tokiu būdu apgauti sistemą, kad pigiau yra. Taip, ir tiek. Gal dar kokių klausimėlių? Dabar turiu klausimą. O jeigu, pavyzdžiui, Kauno mariose sugalvojau vakaruot ir prisiprakavau prie kranto paprasto, tai čia jis kaip netaisyklingai prisiparkavęs ar kaip? Gal, Sauliau, dar kartelį pakartoti? Kauno mariose sugalvojau vakaruot, ten kažkur tai. Taip. Ir valtį pastačiau prie kranto, pririšau ten už medžio ar už inkaro. Aha. Ir čia traktuosis kaip, kad neteisingai priparkuota, nes čia nėra vietos parkavimui. Ne, Sauliau, čia nekreiptų. Supratau. Jo, čia iš tikrųjų, kas liečia medžius, toksai yra, pavyzdžiui, Jungtinėse Amerikos valstijose, nežinau, Lietuvoje, neperskaičiau niekur, bet, pavyzdžiui, Jungtinėse Amerikos valstijos pririšimas katerio prie medžio yra nusikaltimas, jau bauda. Prie medžio.
Tai yra, tu gali inkaruotis, mes Jo, nori, meskis inkarą, reiškis krante yra toksai inkaras grąžtas, kuris įsigrėžia į žemę, įsisuka, inkaras sraigtas, įsuki tokį sraigtą į žemę ir pririši tą katerį, bet negali prie medžių rišti, nu, tai pažeidi žievę ir panašiai. Tai va, bet tai, kad kažkur sustojai, čia galbūt, čia žinai, kur būtų blogai, stovi ženklas, kad draudžiama inkaruoti. Nu, ženklas supratau. draudžiama švartuotis ir tu ten prisišvartavai. Nu tai čia tu, o taip tai kur tu nori, ten švartuojas, jeigu nedraudžiama, tai tu gali švartuotis, tik prisišvartavęs turi susižinoti, kam susimokėti. Taip kaip pas mus gatvėje pastatė mašiną, juk jeigu ne po ženklų, visur gali statyti tą mašiną, bet žiūrėk svarbu, kad mokamoj vietoj. Nu, kad susimokėti mokestį. Tai čia tas pats ir katerio stovėjimas. Ir švartavimas susižinoti, kur, kas, kiek kainuoja ir panašiai. O tai dar klausimas, tai vis dėlto vidaus vandenyse reikia technikinės ar ne? Ne. Vidaus vandenyse iki Klaipėdos uosto vartų, iki jūros, tech apžiūros nereikia. Tech apžiūra reikalinga tik tais laivams, kurie užsijima komercinę veiklą. Ai, nes ten buvo bauda, bet nepasakyta, kad komercinė veikla. Jo, Arba nedagirdau gal. tik tiem. Dabar klausia mūsų kolega Mantas dėl kur rasti, jeigu atplaukiai užsienį, kur rasti, kaip vietą užsirezervuoti, kad kažkur įplaukti galėtum. Yra programėlė, aš jums ją atsiunčiu, bet dabar dar kartą atidariau, yra mano pirmame maile, pirmam elektroniniam laiške, Navily. Navily vadins, ją susivedi į telefoną, susinstaliuoji tą Navily programėlę ir ta Navily programėlė yra, atsidarai visi, nežinau, net galvoju, kokios šalis, bet, pavyzdžiui, jeigu imtumėm Viduržemio jūrą, tai tu kur be nueisi, visur yra sužymėta inkaravietės, viskas aprašyta ir jeigu yra uostelis, man atrodo, ir jeigu tu paspaudi ten viską ant to aprašyta, oro sąlygos panašiai, kas čia dar, daug visokių dalykų ir komentarai buriuotojų ar pramoginių laivų, viskas komentarus būtina persiskaityti. Nes matot, būti atsargiems srovės veikia ir panašiai potvinio atostogų, maudantis, kad nenuneštų srovė ir panašiai visokių, nusikopijuojat ir Google Translate išsiverčiat, dar gerai pasižiūrit kažką, aišku, turėtų pavykti, aišku, tai jūrinė kalba truputėlį skiriasi, gali ten ne taip išvers, bet, vienu žodžiu yra Navily programėlė. Nežinau, ar buriuotojai naudoja, gal kažkas esat iš buriuotojų, dar kažkokių kitų, bet manau, kad čia ta pagrindinė yra. Ji dar yra mokama, tai jeigu ten dar susimoki, tai gauni tikriausiai daugiau visokių tų priedų, žinių ir informacijos papildomos. Ir jeigu atsidarai uostelį, būna telefonas kapitono ir panašiai, ten galvoju, kur čia, bet čia nerašo. Gal kompiuterį, kai atsidarinėju, bet būna meta ir telefoną, ir kitą informaciją, su kuo susisiekti, koks VHF kanalas, palaukit, galima atidaryti kokį nors kitą. Sėkmingam tokiam. Spauskim man. Taip. Taip, čia kažkoks uostelis, kontakt, the port, 9 kanalas. Pažiūrim kontakt. Nemeta, matyt,
Nu, ar telefone, ar reikia būti susimokėjus. Kūras, va, kiek kainuoja, kodėl man neduoda telefoną, nežinau. Gali būti, kai tu esi programėliai telefone, savo telefone ir paspausti kontakt support, gal mes jums telefono numerį tada. Man dabar kompiuteris nemeta. Tai va tą programėlę susinstaliuokit Navilį ir pasidomėkit, jeigu kažkur plaukiosite. Gal dar kokių klausimėlių iš administracinių teisų pažeidimų kodeksų. Dar toks klausimėlis, o jeigu švartuojas, daleiskim, užsiinkaruoji vidaus vandens telkiniuose, nakvoti pakrantį gali ar negalima? Inkaravus. Žinoma, galima. Galima, ne? O tai jeigu užsiinkaruoji ir tu jau gali vartoti, gali vartoti jau, tada viso, jau viskas skaitus nebe. Ne, ir man tai negali vartoti. Ir tai aš juk ir pasakojau šiandieną, kad gavo... Aš matai, bišvėliau prisijungiau. Aha, gavo žmogelis baudą ir aš, paskui čia buvo užklausinėjama. Vien žodžiu yra taip. Jeigu imsim laivų eismo taisyklės, pavyzdžiui, Kolrega, kurį mokėmės, ne? Kolrega sako, kad kas yra plaukiantis laivas? Plaukiantis laivas yra tas, kuris neužinkaruotas ir neprišvartuotas. O čia buvo, žiūrėkime, susiraskim tą alkoholį, ne, kur čia buvo apie alkoholį kalba kokią nors. Ne, tai esmė ir tame, tai ar tu Kuršių mariose ar kažkur bebūsi užsiinkaruosi? Aš supratau klausimą. Čia, jeigu ten pažeidė taisyklės, prigėręs, viskas aišku, čia tie straipsniai jau, bet dabar tuo aš noriu atidaryti. Va, vidaus vandenų, žiūrėkit, kaip skamba straipsnis. Vidaus vandenų transporto priemonių vairavimas, kai tai daro neblaivus ar apsvaigę nuo narkotinių, psichotropinių, tralele. Tai vairavimas. Tai jeigu tu stovi ant inkaro, koks ten vairavimas? Tai supranti, mano... Tai nesiskaito vairuoti. Tai paskui, suprantu, tu sukėlė avarinę situaciją, ne, prisidarė nesąmonę. Bet aš esu užsiinkaravęs, viskas, aš pasiruošęs nakvavimui, su visom žiburiais, su visom šviesom, suskum, jeigu į mane puls ir aš daleiskim, vakaroju, ne, ten, ir daleiskim vyną, ar šampaną, ar dar kažką, tai aš kaip ir turėčiau būti nepričiom dėl to. Bet administracija buvo sugalvojusi, kad, pavyzdžiui, jeigu imti laivus, jūrinius laivus, jūriniuose laivuose, kurie stovi ant inkaro jūroje, tu privalai būti, ant inkaro tai tas pats, viskas vyksta, budėjimai ir panašiai. Bet ten yra biški skirtums, biški atsiprašau, bet ten palieki budinti, kapitonas palieka atsakingą asmenį, jis tada jau perduoda savo teisės kitam žmogui. Jo, o supranti, ir tas turi būti tiltel visą laiką blaivus. Kas liečia, ir aš dabar žiūriu ir niekur nieko nerandu kažkokio, o niekur matėt straipsniuose, niekur neperskaičiau, kad laivui stovint ant inkaro, įsinkaravus prie krantinės, kapitonas turi būti blaivus. Radot, kur nors girdėjot šiandien man skaitant? Ne. Tai parašyta vairuoti, ne? Tai jeigu vairuoti, viskas čia aplinkosaugai. Tai čia ir yra paėmė, sugalvojo. Aš ten skaičiau komentarus, vienas čia buvo diskusija užkelta dėl to žmogia, kur pradėjo čia jie bausti ant inkaro stovinčius. Tai čia ir netgi mano pažįstamas visą gyvenimą pradirbęs vidaus vandenų laivybos inspekcijoje, viršininkas tos inspekcijos jau tas taisyklės ten kaip nuluptas, viską žinojo, ką gali bausti, ko ne. Tai jisai irgi už galvos griebė, sako, ką čia per nesąmonę sugalvojo. Sako, mes senais laikais matydavom, kad kažkas ant inkaro baliavoja, atsistodavom toliau nuo šaliau, palaukdavom, kol jie ten baliavoja ir sugalvoja, jiem pritrūksta,
išgerti, sugalvoja plaukti. Tada nusiema nuo inkaro, kaip tik pajuda, mes iškart prišokam, ateikit Nu, čia. tai, va, tai tas pats kaip ir su mašina, kad, nu, Taip. sakykim, kad Tai dabar, o kas liečia mašiną, jeigu tu sėdi automobilyje už vairo, kieme, už vairo, čia va yra vairuotojų pas mus, rimtų gal žino taisyklės, jeigu sėdi už vairo girtas, nors nevažiuoji, kokia bus ir atvažiuoja policija, kaip tavo situacija bus vertinama. Ar nebuvo kažkada problemų dėl šito dalyko kilusių? jeigu variklis šiltas ir rakteliai viduj, tada gali būti problemų. Jeigu raktelių nėra spinelė ir tu sėdi automobilį kiemė, tada nėra problemų. Bet už vairo nėra problemų. Gerai, Ne. nėra problemų. Nu, bet čia tokia, toks slidus reikalas, sutinkat. Nu, čia labai. Ir nu, vienu žodžiu, geras advokatas tikriausiai šitą klausimą išspręstų, bet kuom argumentuoja? Man atrodo, aš buvau ten rašęs net administracijai, kadangi studentai čia, na, visi labai blaivininkai pas mus, prieš 3 metus aš rašiau administracijai paklausimą. Gavau tokią nesąmonę, mergaitę kažkokią ten parašė, tą atsakymą tokį ten pievas tokias parašė, bet esmė, kad laivas yra padidintos rizikos objektas, tai kadangi padidintos rizikos objektas, bet jinai tai jeigu tu tai prašai, tai man prašau duokit straipsnius, ne, ten 403 straipsnis, padidintos rizikos objektuose turi būti žmonės blaivus. 0 promilių, viskas gerai. Tada straipsnis, kur laivai, tada vidaus vandenų transporto kodeksai įrašykite. Pramoginiai laivai yra padidintos rizikos objektai. Viskas, klausimų tada nebėra. Tada tau tus straipsnius deda ant stalo ir tu tyliai būni, neturi ką be pasakyti. Dabar tokių dalykų nėra. Nėra sutvarkyta teisiniai dalykai, o bauda uždėjo žmogeliui. Na, tai ir jisai pasirašė, žinai, galėjus ten... Bet tai kol iki teismą dais ir to ir baigsis, nes jie patys net nežino turbūt. Ir man tai daėjo iki teismo ir nieko, teismas mūsų yra pats geriausias teismas. Koks teismas nuteis administraciją, valstybę, ne teismai, kad valstybę nuteistų, tu turi turėti pasisamdęs advokatų kontorą. O jeigu tu esi vargo pelė ten su savo to kateriuku už 1000 eurų, tai ką tu ten, tai gavo tą baudą žmogelis ir tyliai buvo ir daugiau, ir atsistojęs po to jis ant kranto musikavo, sakė, aš daugiau čia nebeplauksiu. Nu ir nebeplauk, ką tu ten musikuoji. Tai va, tai taip gavosi, nepasisekė žmogui, bet yra kaip yra. Tai va, čia tą turėkit omeny, kad vis tiek baudžia, kabinėjasi ir išsinkaravus ir aš abejoju, kad jeigu tu esi katerį ir tu turi normalų katerį, užsinkaravęs, tai į tavo katerį lipti kažkas, kad ten priplaukti ir lipti katerį ir mosikuoti tom dudelėm, niekas nelips. Tikrai niekas nelips. Tu gali įeiti į savo katerį, užsidaryti duris kateryje, jeigu yra jos, užsirakinti, atsigulti ir miegoti. Ir niekas tau nieko nepadarys. Ten gali mosikuoti, šokinėti aplink tavo tą laivą, bėgioti. Nieko tau nepadarys. Aišku, kai ten žmogus valteliai guminiai kažkokioj buvo užsinkaravęs, tai taip ir baigėsi jam. Jeigu turim tam katerį rimtesnį, truputį užsirakinai ir miegi savo patenkintas, ten niekas tau nieko nepadarys. Tai čia toksai, žinai, vėl niuansai tokie prasideda. Bet tai pagal taisyklę supratot, kad vairuoja katerį. Administracinių teisų pažeidimų kodeksų rašo aiškiai, vairuoja. O jeigu tu nevairuoji, tai kas čia, kaip bet turi būti. O toliau man tai dėl tų, kur švartuoti laivą, tai visą laiką reikia ieškoti internete uostelio kapitono. Jeigu yra kažkoks uostelis, yra atsakingi žmonės, yra uostelio budėtojai, budinti žmonės. Pavyzdžiui, jacht klube Klaipėdai.
irgi yra budėtojai, tu susirandi telefoną, ten ir viešbučiai yra ir panašiai, ir panašiai. Ar skambinės, domiesi, kaip, kur galima pasistatyti, kiek kainuoja. Na ir visur mokama, aišku, yra dažniausiai, na, užsirezervuoti vietą, padaryti pavedimą. Esu girdėjęs, kad kažkas vėl su tuo internetu, internetiniam rezervacijom labai būkit, negalvokit, kad internetu užsirezervavot ir 100% jau turit vietą. Kažkoks žmogelis čia vyko ir susimušę buvo ten, susibarę ten iki, na, pramoginių laivų kapitonai, laivavedžiai yra labai bendruomeniški, gerbiantis vienas kito teisės, mylintis vienas kitą ir panašiai. Tai kai reikia atsistoti, susirasti, kur prisišvartuoti, visa meilė, draugystė baigėsi, duoda viens kitam į kuprą ir panašiai. Tai taip atrodo mūsų ta bendruomenė. Tai žmogus susimokėjo, užsirezervavo vietą, atplaukė į Nidą, o ten atplaukė kitas veikėjas kažkoks, sako, pus čia iš kietų laukan, čia mano vieta ir ten įvyko konfliktai, muštynės daėjo. Nu, tai va taip atrodo visą tai su tom vietom. Tai kartais, kaip čia pasitarėm su kolegoms, į tokius uostus, kur ten labai nėra vietų, na, barasi, pešasi ten ir panašiai, nu gal nelysti ten, ieškotis kažkur nuo šaliau, kitur, o labai patogu yra, jeigu turi tokį biškį didesnį katerį, turėti kažkokią nedidelę, jeigu pamatytumėt jachtos, visos būriniai laivai, kurie plaukia po pasaulį, jie turi nedidelį ribą, nedidelę guminę valtelę. Tu nuplaukiai belė kur mariuose šalia Nidos, išsimetė į tą inkarą, užsinkaravai, užrakinai duris, sėdai tą guminę valtelę ir plauki tą uostą. Ta savo guminę valtelę bet kur prisirišti. Tai yra vietos tikrai rasi, o laivą pastatyti jau vietų nėra. Ir ten ko tik nebūna, ko aš tik neprisiklausau, skambina kokia vienas iki irgi kolegos. Rimvidai, kas per nesąmonį, mes palikom švartavimosi lynus, grįžom, o su mūsų lynais kitas laivas prisirišasi nesitraukia. Sakau, tai dar ne jūs, tai ar lynai, ar lynų, sakau, jūs miną galėjot kokią palikti ten dar, tai gal būtų neprisišvartavę. Nu tai lynus palikom ir jau čia reiškia mūsų krantinė. Nu tai krantinė yra valdiška, tai viskas, tai kas nori, tas švartuojasi. Tai tokių visokių dalykų su tai švartavimais įvyksta kartais varnių, tai gal geriau kažkaip kitur nuplaukti ir yra tų geresnių vietų, kur inkaruotis galima. Ir mano supratimu. O jeigu kažkokiai drevernai būdavo, na, ar aplamai per šventes, tai tragedija visur. Yra šventės, tai jau tada nieko nesitikėkit, visur ten durnių laivas. Bet jeigu ne šventinė diena, ten labai, tai žiūrėk, visur gali tos vietos atrasti, nes daug jachtų išplaukia ir laivų visi išplaukia. Atėjai, radai vietą, pasistatėjai, užklievai savo telefono numerį, panašiai pasidomėjai, gal su uosteliu pakalbėjai, ar galim pastatyti valandai kokią. Niekas nedraudžia. Galis, jeigu žino, kad tas išplaukia, ten jachtą būrinė savaitę išplaukusi kokią Švediją, na, tai pasistatys tai porai valandų, kol iki restorano nueisi, niekas nedraudžia. Drevernui aplamai tuo, jeigu nori tą restoranėlį nueiti prie kranto, pasistatyti tą katerį į tuščią belę kurią vietą, atsisėdai laukianą ir žiūri, kažkas parplaukė, matai, jau ten smulkiai trypia tam savo katerį, prieėjai, nusileidai kelis tos žingsnius, paklausė, ar neužėmiau vietos. Nu, ir žiūrėk, jeigu mandagiai pakalbi, tai jie į kitą vietą pasistato žmonės, tai sako, stovėk tu čia tą valandą, mes į kitą persistato, tai jeigu tik normaliai bendrauji, tai viskas su visais galim susitarti ir dėl tų vietų, žinai, tik reikia būti mandagiems tada. Tai va. Gal dar kokių kyla klausimėlių? Baltijos jūroje prie kranto kaip arti prisinkaruot galiu. Na, Ričardai, Baltijos jūroje prie kranto praktiškai Neįmanoma. Iki plūdurų, juk plūdurai žymi, kur gali plaukioti, na, pliaže žmonės. Ir, na, toks įdomus čia dalykas dabar,
Užtinkaruot, manau, tai iki plūdurų tikrai galite. Ir tik tai vėl su tais įplaukimais ir dėl tų motociklų čia kilo triukšmai, nu, turi būti sužymėta plūdurais tas prieimas prie kranto. Jeigu nėra tokio keliuko padaryto, o jo nėra pas mus, nieko nėra, tai geriau prie kranto, aišku, ir arti neplaukt. Bet jeigu ten nėra pležo, kažkur ten nuošalioj vietoj, aš drąsiai galite ir arčiau priplaukti, aš manau, tai ne problema. Bet jeigu įdėkoja plaukiu ten, kur jo, bet Ričardai, jeigu jūs plauksit ten, kur, pavyzdžiui, stovi restoranas, ne, nuo baras, ir jūs sugalvosit tenai priplauko, ten taigi visada žmonių pilna ir maudo. Na, tai aš manau, tai to jau ten, žinai, kažkam jūs. Ne dėl saugumo čia dažniausiai, tu gali saugiai, kultūringai priplaukti, negirtas blaivas žmogus, bet aplinkiniam kažkuriai tenai poniai ar ponui sukils pavydas, kad ko tu čia plauki, žmonės labai pavydus ir jam rodys, kad čia labai pavojinga yra, nors jis nieko nesupras aplamai apie tavo tą katerį ir sveiką. Tai ir tada prasideda nesąmonės visokios. Bet tai čia vėl, tas matėt, pažeidimas toks taisyklių, na, 50 eurų. Nu, gausit baudą 50 eurų. Tai, na, manau, kad tai nieko nereiškia gyvenime. Dėkui, ačiū. Tai va, tai su tom baudom maždaug išsiaiškinom, kaip su jom viskas yra, dėl pagrindinė reiškia taisyklė, kad negautumėt, netimtų teisų daugiau kaip metam. Na, ta prasme, 9 mėnesiai, 10 mėnesių, 11, bet ne 12 mėnesių. 12 mėnesių viskas reikės laikyti egzaminą. Ir, na, aišku, tos alkoholių, nežinau, ten, aišku, kitose šalyse, juk žiūrėkit, ten ir tos promilės yra žymiai pakeltos, nei kas ten tikrina, nei kas ten žiūri, iki tol, kol neįvyksta kokia nelaimė. Na, tai va ir su tuo įsinkaravus su laivu, ir jeigu tu vartoji alkoholį, na, jeigu ten tie 2 alaus ten ir panašiai, tai visi ten vartoja, visi, na, vėl kas tik mėgsta. Bet jeigu kažkas įvyksta, kažkas įpuls į jūs, ir po to tu pasiaiškink, kad tu esi ten ne kitoks, kad tu viskas normal. Tuoj tave kaltins visapusiškai, kad va, jisai girtas, jisai panašiai. Tik dėl to, bet tai, manau, tu nuo visko neapsisaugosi ir čia pats šitai su 3 promilėm pravažiavo per mergaitę ir atsakė. Žinot, tai va tuos tegul ir gaudo, taip, o kodėl niekas netikrino ten, kur tie tikrintojai. Tai iš tikrųjų turėtų būti labai ta situacija keistis, bet nėra žmonių, nėra kam dirbti, paprasčiausiai administracijoje dirba mažai žmonių ir kas liečia mūsų pramoginę laivybą ir panašiai, na tai kas ten dirbs už tos kelius šimtus, niekas nenori ir tada tokia betvarkė ir yra. Tai kągi, tada gero visiems vakaro, gero savaitgalio, kurie esate, jeigu čia yra